Sausos fiksavimo pudros. Kada pasirinkti kurią? High Definition fiksuojamoji pudra labiausiai tiktų sausoms, normalioms ir mišrioms į sausumą odoms. Taip pat labai tiktų ir brandžioms odoms, dėl to, kad ji turi išskirtinių drėkinančių savybių, taip pat atspindi šviesą ir suteikia šilko pojūtį veidui. Šio produkto išskirtinumas yra tame, kad su juo galima fiksuoti paakius ir vokus, nes tekstūra yra labai lengva ir neapsunkinanti. Tad tai puikus produktas jūsų paakiams. Mano asmeninis triukas, tai makiažo pabaigoje praeinu su šiuo produktu per poras. Tai vienas gražiausiai poras maskuojančių produktų rinkoje. Ryžių pudra yra gerai žinoma dėl savo efektyvios sebumo sulaikymo funkcijos ir ji puikiai tiks riebioms odoms bei mišrioms, kurių T-zona itin blizga. Aš ją naudoju vakariniams makiažams ir tada, kai noriu, kad mano veidas visą dieną išliktų nepriekaištingas. Tai iš tikrųjų, kaip pasirinkti birę ar presuotą. Birę ryžių pudrą aš rinkčiausi tuomet, kai oda yra itin riebi ir tikrai yra labai didelė problema su sebumo išsiskyrimu. Tai birus produktas, jis visada matizuos geriausiai ir geriausiai įeis į poras. Šios birios pudros išskirtinumas yra tame, kad jie yra be talko, o yra rinkoje labai sunku rasti produktą be talko, kuris labai gerai sulaikytų sebumą. Tačiau yra tikras riebiaodžių atradimas. Presuotą ryžių pudrą rekomenduočiau rinktis mišriaodėms ir taip pat šį produktą labai patogu turėti rankinėje ir dienos eigoje atsišviežinti makiažą.